turime vaduotis iš iliuzijos, į kurią ne viena sesuo pakliūna, kad būtent negali siekti šventumo užtat, kad nėra sąlygų. Ir ta iliuzija daugelis seserų įveda į dvasinį tingumą, apsnūdimą, į kažkokį mažą vilties teikiantį laukimą. Gal kas nors pasikeis. Pasikeis, tie sunkumai nukris kaip šašai nuo sužeistos rankos ar kojos ir vėl bus tada aš sieksiu šventumo. Šitie žmonės iškeliauja amžinybėn taip ir belaukdami to rytmečio, kada nebebus kančios, nebebus blogų žmonių, kai bus jau dangus ant žemės. Bet to nesulauks, niekas nesulauks iš mūsų. Nors yra pranašaujama, kad bus nepaprastai šviesus laikotarpis po to, kai pasaulis bus nuvalytas ugnimi, kai bus didžiuliai milžiniški visuotiniai pasaulio sukrėtimai. Galbūt, bet ar mes sulauks? Ar mes tų sukrėtimų audroj nežūsime? Mums reikia dabar žiūrėti, ką mes dabar galime, o su baime drebėti lauktų katastrofų irgi beprasmiška. O tikėtis, kad po tų katastrofų būtent mes, va čia susirinkę, taip ir liksim visi gyvi, laimingi pusę dangaus jau beturį ant žemės. Nežinau. Niekam pažadėti negaliu. Todėl, kad reikia. Vail, kuri taip ir sviravo tarp netikėjimo ir tikėjimo ir į katalikų bažnyčią tiesiai neįėjo, bet jos raštai apie krikščionybę yra labai blaivūs. Moteris iš šalies žiūrėjo, ką krikščionybė duoda pasauliui, ji labai teisingai vertino. Reik manyti, kad ji pati, nors oficialiai ir neįėjo į katalikų bažnyčią, bet savo dvasia buvo bažnyčios vaikas. Ir jinai yra parašius, išlikę jos yra raštai, parašius yra ir tokia minti. Dievo meilė yra mumyse gryna tada, kai ir džiaugsmas, ir kančia žadina mumyse vienodą dėkingumą Dievui. Kaip blaiviai pasakyta, šventoji indiferencija. Ir kančioj, ir džiaugsme aš vienodai dėkinga Dievui. Panašiai yra pasakiusi šventoji Pranciška Šantalietė, kad aš vienodai noriu bučiuoti Dievo ranką ir kai man dovaną duoda, ir kai kančią duoda. Abu dalykai, ir pasisekimas, ir nepasiekimas yra Dievo dovanas. Panašiai kita šventoji yra pasakiusi, kad ar Dievas duoda pasisekimą ar nepasisekimą, yra panašiai kaip motina vaiką ant kairės rankos pasiima ar ant dešinės perkelia. Vienas ir tas pats, vis tiek motinos glėbyje, motinos meilės artumoji vaikas yra. Taigi, nėra prasmės bėgti nuo kryžiaus, jeigu mums išmintis, protingumas neliepia nuo jo bėgti. Mes galime jį mažinti, galime vienaip ar kitaip nuo jo šalintis, jeigu atrodo, kad to Dievas nori. Bet jeigu nebūtų
buvę kentėjimų nebūtume turėję nei Sauliaus, tapusi didžiuoju tautos apaštalu, nei šventos Liudvinos, kuri su angelais ir skaistyklos sieloms bendravo į nuostabių dovanų visai žemėje atnešė. Neturėtume nei Švento Ignaco, nei Jėzaus draugijos ir neturėtume netgi Teresėlės, karmelitės, kaip 20 amžiaus šventumo žvaigždės, kaip ją pavadino, skeldama šventąją popiežius Pijus XI. Užtat šventasis Pranciškus Asyžietis daug kentėjęs, bet su džiaugsmu kentėjęs, sakė, angelai pavydėtų žmogui tik to, kad jie negali kentėti dėl Dievo. O mes tai galime. O vienas poetas sako, kad ir gražesni angelai už žmonės, bet jų akyse neblizga ašara. Jėzus buvo žmogus ir Dievas, tapę žmogum, liejo ašaras ir dėl Jeruzalės, ir dėl Lozoriaus mirties, o tos ašaros, mūsų ašaros sujungtos su Jėzaus ašarom, su motinos Marijos sopuliais, kokia vertybė amžinybėje. Todėl neidealizuojame kančios, nenorime, kaip sakant, save beprasmiškai kankinti arba ieškoti kentėjimų be ypatingo Dievo įkvėpimo, bet ir kartu turim susitaikyti su ta dalia. Esame nusidėjėlių bažnyčioje, esame nuodėmingų bažnyčios narių tarpe, ir kur yra nuodėmė, ten yra kančia ir mirtis. Su tuo turime sutikti, bet turime vieną nuostabų šansą, nuostabią galimybę, palaimingą galimybę paversti savo kančią nenykstančiais amžinais nuopelnais, kuriais ir savo sielos išganimą perkame, ir kitų sielų išganimą. Ir tai yra labiausiai paguodžiantis dalykas. Per Kristaus kančią mirtį buvo pašventintas kiekvienas mūsų skausmas, kiekviena atsidavime Dievo valiai iškritusi ašara. Todėl ir šiandien, kada mes prisimenam Jėzų, kuris už mus kentėjo, kuris ir verkė, ir patyrė įvairiausių kūno ir dvasios kančių, kai pagerbėme jo kryžių, kur pasireiškė su kraštutinė kančia ir kraštutiniu neturtu, mes ryškimės eiti paskui jį. Ką Kristus apkabino, tas yra šventa. Ką Kristus savo kančią paženklino, tas amžiams yra šventa. Ir mes tas šventenybės priimkime. Ir jeigu dar nepajėgėme taip elgtis, kaip vienuolė karmelitė, švenčiausios trejybės sesuo Elzbieta, kiekvieną skausmo metu sakydama ir bučiuodama kryžių, ačiū Jėzau, aš to neverta, tai bent sakykime, fie, tebūnie Dieve, kaip tu nori, nes tu žinai, kas mane labiau pašventina, nutyrina ir kas mane labiau panaudoja nemarių sielų išganimo darbui. Pamąstykime dabar apie visą tai, su Jėzumi pasikalbėkime. Tai gerasis Jėzau, ačiū, kad savo kančiai mirtimi mus atpirkai ir pašventini kiekvieną mūsų skausmą, padedi įprasminti, paversti
dideliu dvasiniu lobiu. Padėk mums glaustis prie tavo kryžiaus, jungtis tavo kentėjimais kiekvieną savo skausmą, kad viskas per tave būtų pašventinta. Padėk mums eiti tuo karališku kryžiaus keliu į amžinosios meilės karaliją. Marija sopulingoji motina, kuri visą laiką kartu su Jėzumi ėjai kančios keliu ir vadiniesi sopulinga motina, padėk mums savo vaikams išvelgti antgamtinę kančios prasmę ir išmelsk jėgų, kaip tu nepalūžai po kryžiumi, kad ir mes po savo gyvenimo kryžiais nepalūžtume, bet juos neštume ištvermingai savo sielos gerovė ir kitų žmonių išganimai. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas. Mielos seserys, mes dabar pamastysime apie mūsų atsivėrimą Dievui nuolatos veikiančiam mumyse ir į mus tiesiogiai ir per kitus. Kaip mes atsiveriam Dievui? Dažnai ar retai? Kaip bendraujame su juo? Ar mes atsimenam, kad Dievas visuomet į mus žvelgia su meile, nuolatos dirba mūsų labui? Ar mes prisimenam šitą Dievo nuolatinį žvilgsnį į mus, nuolatinį rūpestį mumis, nuolatinį darbą, dėl mūsų nuolatinį meilės spinduliavimą? Taip sakant, ar mes atsimenam Dievo akivaizdą, ar mes vaikščiojam Dievo akivaizdoje? Nes Dievas nuolatos mumis užimtas. Meilingas Dievo žvilgsnis nuolatos lyg saulė šviečia mums. Bet mes sukuriam debesis, kurie nepraleidžia tos šviesos, per kuriuos mes patys lyg pasislepiam nuo Dievo veido, bet iš tikrųjų tai mums nepavyksta. Dievas vis tiek į mus žvelgia, jokie debesis, net mūsų pačių pagaminti įsiblaškimo, nerūpestingumo, nedėmesingumo debesis nesutrukdo Dievui ir toliau mus matyti. Kaip Jėzus per visus storiausius bažnyčios mūrus žvelgia į mus iš tabernakulio, kur mes bebūtume, mus laimina ir savo mylinčių žvilgsnių mus, sakytume, glosto. Taip ir triasmenis Dievas į savo kūrinyje žvelgia su meile, juo labiau į tobuliausius kūrinius, į angelus ir žmonės. Jėzus sako, kad mūsų angelai sargai mato nuolatos dangiškojo Tėvo veidą, būdami šalia mūsų. Mato jį, todėl, kad yra grynos dvasios. Mes dėl savo to prigimtinio trapumo ir silpnumo dažnai taip sikniaubėm į žemę jos reikalus ir rūpesčius, kad taip ir nesurandam laiko ar noro dažniau susitikti su to viešpaties žvilgsniu, į kurį nuolat atkreiptos mūsų angelų akis, pasakytume, angelų žvilgsnis, dvasinis
antgamtinis. Pastovi nuolatinio įsiblaškymo būsena yra pagrindinė priežastis, kodėl mes nedarom spartesnės dvasinės pažangos, nors viena iš svarbių pažangai priežasčių mes nepleidžiam. Būtent, pavyzdžiui, atliekam gerai dvasinės pratybas. Bet kai pratybas atliekam karts nuo karto nustatytom valandom, laikydamėsi kiek galima dienotvarkės, tai jau padarom daug. Pasakyčiau labai daug. Nes be maldos vienuolijos regulų mums nustatytos, bet tų maldos pratybų susirgtume dvasinę mažakraujystę. Pasidarytume labai silpni, nepajėgus daryti gerą. Bet to dar per mažai. Nes tada atidarom stalčių 7 ar 6 ar 8 valandą, vėl uždarom. Atidarom 10 adoracijai, vėl uždarom. Atidarom 1 valandą sąžinės sąskaitai, į vizitacijai švenčiausiai, vėl uždarom. Ir taip uždarinėjom, atidarėm stalčius keletą kartų per dieną. Gerai, bet tai ne viskas. Reikia kurti nuolatinės maldos atmosferą. Reikia ugdyti maldos dvasią ir stengtis, kad visur ieškotume Dievo veido ir visur sutiktume jį. Kad mes ne tik žodžiais, bet ir tikroviškai galėtume pasakyti tai, kas yra vienos maldaknygės lietuviškos iš vokiečių kalbos verstos antraštėje parašyta: visur sutinku tave, mano Dieve. Nes Dievas visur yra arti mūsų, mes gyvename, judame jame, kaip šventas raštas sako. Bet kai mes retai tą tikrovę prisimenam, tai mus taip stipriai pagauna žemės trauka, rūpesčių trauka, kad mes taip ir bandom apseit be šito Dievo žvilgsnio ir nelabai jo domėtis. O juk tai yra mūsų kūrėjo, mūsų atpirkėjo, mūsų pašventintojo meilė, nuostabiausia meilė persunkta žvilgsnis. Jeigu vaikas taip sikniaubia į žaidimus, kad motina čia pat stovinti nepastebima pusvalandžiais, yra kažkas negerai. Vaikas turėtų nepamiršti, kad be motinos jo žaidimai nėra net jam pačiam džiugus. Daug džiugesni jie būtų, jeigu savo žaidimų metu jis įspūdžiais, džiaugsmingais ar rūpesčių persunktais kontaktais su motina dalintųsi visų tuo. Mamytė, žiūrėk, kaip čia gražu, mamytė, kaip čia malonu. Ir vėl pabučiuotų mamytę: gerai, kad nupirkai tą traukiniuką, va, žiūrėk, kaip jis gražiai veikia. Ir motinai gerai, vaikui gerai. Jis gali tada palaikyti gyvą kontaktą su motina, žaisdamas. O jeigu jis vienas įsikniaubia, nereikia motinos, tol kol nepakvies valgyti, kažkas ne taip. Tai nėra vaikiška. Tai nėra normalu vaiko ir motinos santykiuose. Jis negali džiaugtis net savo žaidimu be motinos talkininkavimo. Jam reikia ne tik motina paaiškintų žaidimo taisyklę, jam reikia iš viso motinos, be kurios žaidimas neįdomus. Mes esame Dievo labiau reikalingi negu kūdikis motinos artumos. Motina ne visada gali būti prie vaiko, kaip ir geriausių norų, ne visada gali būti asistuoti vaikui jo žaidimuose.
Jei yra kiti rūpesčiai, kurie priverčia ją nuo mylimo savo objekto, nuo savo mylimo vaiko atsitraukti ir tai vaiko labui. O Dievas savo visagalybę, išmintimį ir meilę ir nori, ir gali, ir yra visada su mumis. Bet tas mūsų nesidomėjimas Dievu yra vis dėlto mums nuostolingas reiškinys. Mes neeinam į Dievą, nors ir daug meldžiamės. Nes ta malda tada gali irgi virsti poteravimu, kai negirdim, ką Dievui sakom. Jei per kitas dienos valandas nekalbinam Dievo, neatsiliepiam tiksliau į Dievo kalbinimą, nesusiduria mūsų dvasių žvilgsniai su Dievo žvilgsniu, tada mes nebeiname link Dievo taip, kaip turėtume ir galėtume eiti. Į mūsų ryšį su Dievu nėra toks tamprus, toks šiltas, toks antgamtiškas, tokia ramybė ir vidinių džiaugsmų dvelkiantis. Ir tai mūsų kaltė. Visai kitaip reikštųsi mūsų darbai, jeigu mūsų ryšys su Dievu būtų dažniau atnaujinamas, jeigu Dievo meilė dėmesys mums būtų dažniau prisimenamas, jeigu šitoj Dievo artimybės, meilės, apvaizdos ir globos saulėje mes vaikščiotume kaip saulės atokaitoj. Mes būtume sveikesni dvasia. Tada mes vykdytume Švento Pauliaus paraginimą. Jūsų elgesys nebūna danguje. Kelkite žvilgsnį aukštyn į Dievą. Tai nereiškia, kad mes paliktume savo darbą, bet kad mes jį dirbdami nepamirštume didžiojo darbininko, kuris nuolatos viską į mūsų darbą ir mūsų prakaito lašus, sakytume, visą mūsų asmenybę kreipia aukštyn, kaip ta gėlė, stiebia ir stiebia aukštyn saulės spinduliai šiluma. Ir ta taurelė gėlės vis labiau prasiskleidžia. Ir visą grožį atskleidžia tam, kuris tą grožį ir sutelkė toje gėlės taurelėje. Užtat kaip reikia mums to susikaupimo. O dabar tokia blaškanti aplinka, kad mums atrodo visą mūsų dėmesį absorbuoja tie darbeliai, tie žmonės ir mes vos randam, kaip sakoma, ramesnį taką praeiti pro visus daiktus, įspūdžius, asmenis, nuotaikas visų ir savo, kad mums būtų truputį lengviau eiti šio gyvenimo keliu su didesne ramybė. Viskas blaško, viskas vagia iš mūsų dėmesį, net ramybė, viskas verčia skubėti ir visa tai neša nuostolius. Pas Jonistas Kriškevičius miręs 45 metais buvo susistatęs savo dienos veiklos planą. Pas jį buvo nustatyta, kaip kokį veiksmą pradėti, kada užbaigti, kaip patikrinti to veiksmo vertę. Pradžioj veiksmo intenciją sužadinti, pabaigoj veiksmo patikrinti, ar viskas buvo Dievui atiduota, ar buvo Dievo akivaizdoj veikta. Jis save priversdavo 2 minutės sustoti ir nutraukti bet kokią veiklą, kad pradedant naują veiksmą, širdis būtų atsivėrusi į Dievą, intencija atnaujinta, meilė pažadinta ir už praeitą veiksmą padarytas klaidas trumpu atodūsiu atsiprašyta, kaip sakant, trumpas atokvėpis, bet jame sukoncentruotas dėmesys į Dievą ir tai jam padėjo net būnant tarp mokinių, būnant bendramučio vedėjų,
dirbant tą pedagoginį darbą, išlikti susikaupusiam, nurimusiam, neskubančiam. Ir užtat tokia šviesi, švelni, tėviška asmenybė vaikams, auklėtiniams, tokia giedra širdis kitiem, ir tokia imli siela pačiam Dievui, nes jis kiekvieną darbą pradėdamas atsigręždavo į Dievą ir jį užbaigdamas, ir taip visą dieną pilna darbų ir pilna kontakto su Dievu. Šventas Pranciškus Salezas, dirbdamas vyskupo pareigas, kai įvairiausi interesantai pasauliečiai kunigai belsdavosi per visą dieną į jo duris, neprarasdavo lygsvaros, nesusierzindavo, visiems tėvišką širdį skirdavo, nes ir priimdamas interesantą, ir su juo kalbėdamasis, ir jį išleisdamas, jungėsi su Viešpačiu, atsiminiai, jis yra čia, jis klauso mūsų pokalbio, jis nori man padėti, duoti gerą patarimą jam, suraminti ar įspėti. Ir štai visą laiką šitoj Dievo saulėje jis pats bręsta, kitiems tarnaudamas Kristaus pavyzdžių, kitiems, sakytume, plaudamas kojas. Užtat, kai jo draugas paklausė kartą, nors nenualina tave šitas darbas, nuolatiniai rūpesčiai ir kontaktai su žmonėm, ar tu turi laiko su Dievu pabendrauti? Darbo metu. Taip. Ilgiausias laikas, kada aš nemastau apie Dievą, yra 15 minučių per parą. Žinoma, neskaitant, kad aš dar turiu ir poilsio, tada aš pavedu angelui sargui tą misiją. Šlovinti Viešpatį, kai mano kūnas ilsisi. Žinoma, tokie žmonės dėka Dievo akivaizdos ir tampa dvasios, sakytume, milžinai ir asmenybėmis. Jie nuolat yra Dievo akivaizdoj, nuolat Dievo saulėje, kuri juose formuoja ir dorybės, gerą mintį, gerą nuotaiką, tvirtą dvasią. Ir tokie žmonės, žvelgdami savo dieną, pastebi, kad buvo Dievo malonės, Dievo saulės atokaitoj ir paaugo. Gal ne visada apčiuopiamai tai pastebi, bet sąžinė sako, gerai praleidai dieną, nes neužmiršai to, kuris tavęs nekimirką neužmiršta. Nes dažnai žvelgia į tą, kuris į tave nuolat žvelgia. Šventas Alfonsas Liguori dažną Dievo akivaizdos prisiminimą laiko būtinesnių dalykų net už mąstymą. Pabūti pusę valandos prie Viešpaties širdies nuo ryto, kai niekas netrukdo, nėra taip sunku. Bet jeigu po to užmiršti jį per likusias 16 ar 18 valandų, koks nuostolis? Tai nėra dispensa nuo mąstymo, jeigu praktikuojame Dievo akivaizdos dažną prisiminimą. Bet reikia pasakyti, kad tie žmonės, kurie dėl visokių darbų ir rūpesčių neturi galimybės atlikti ilgesnio mąstymo, jie nenusigyvena, nes gyvena kontakte su Dievu, dėka ar trumpų šaujamų aktų, ar dėka dvasinio žvilgsnio į Dievą. Prisiminimas, kad Dievas yra čia ir mane myli, juk tai yra maldos esmė. Mes Dievui neturim informuoti pusę valandos, kas pas mane dedasi. Jis seniai žino, kas dedasi, žino, kas bus. Bet mums reikia patiem atsiminti, kieno mes mylimi, kieno globojami, kieno remiami ir kas nuolatos labiau už viską mumis rūpinasi. Šito mums reikia.
tada bus daug ramybės, tada pagundos valandą sakysim, ne, jokį vaizdą nusidėti negaliu. Kaip ta Seno testamento Zuzana kalbinama nusidėti arba Juozapas egiptietis. Sakė, negaliu, yra kas mato, Dievas mato. Ir kai nuolatos šitokiai būklei gyvenam, kaip greit pajuntame pagundos beldimas. Kiti žmonės sako, kad aš nejuntu, kaip ta pagunda ateina. Čiumpa ir aš kažkaip pritariu, kad aš nesusiorientuoju. Bet įsivaizduokit, tavo kambarį garbingas svečias ir kažkas pasiūlo einam išgerti. Ką jūs galvojat? Svečias, garbingas svečias, siūlot kažkokį tuščią dalyką. Einam futbolą paspardyti. Aš turiu svečią. Ir kiti supranta, jeigu tu turi svečią, tai tau nė keliai nerūpi tuo metu. Ir panašiai. Štai dieviškasis svetys mūsų širdį, dieviškasis mūsų bičiulis ir sužieduotinis mūsų tabernakulėje ir mūsų širdį, mūsų tėvas, mūsų sieloje, triasmenis Dievas, mumyse gyvos Dievo šventovės. Galime atsiminti visą tai ir jau mes turtingi, ramybė, stiprybė ir atspara prieš blogį. Jeigu padarom nuodėmių dažniausiai dėl to, kad nemylime to, kurio nematome. Ir nematom dėl to, kad mes tikėjimo akis užmerkę, o savo kūno akis, savo vaizduotę jausmus viską atvėrę esančiam aplink mus pasauliui, daiktam, žmonėms, darbui, įvykiams. Ir Dievui dėmesio neskiriam. Jeigu Dievas nestovi centrinėje mūsų sielos vietoje, jeigu ne Dievas yra viskas mums, tai tada visi kiti kūriniai yra stabukai, kuriems mes lenkėmės, o Dievui, kaip sakoma, atsukam savo nugarą. Jeigu mes gyvenam nuolatiniam įsiblaškime, tai ir tos atliktos dvasinės pratybos neleidžia mum mirti dvasiniu badu, bet jos ir mažai vaisingos. Įsiblaškė žmogus ateina į mąstymą, atsiveja visi įspūdžiais nuo pat ryto, prausdamasis ir šukuodamasis ir valgiai gamindamas nuolat galvoja apie viską, tik ne apie Dievą. Nors Šventas Ignacas aiškiai siūlo, kad rytmetį reikia pirmą mintį pakelti Dievą ir prausiantis ir apsirengiant ir ar gaminant valgį galvoti apie mąstymo punktus, kuriuos reikia iš vakaro paruošti. Taigi, jeigu su visais rūpesčiais jie gali užgriūti per 5 ar 10 minučių taip, kad mes per pusę valandos mąstymo nuo jų neatsikratysim. Ir gal kaip nors nebent pokalbėje su Dievu pradėsim tą rūpestį jungti maldą ir sakyti, Viešpatie, matai, kaip mane prislėgė tą bėdą. Gal tada kiek įsivaduosime. Bet tada ir mąstymas, ir visitacija vis atbėgam vis tokie patys. Tik tada ateinam į maldos momentą, kai ateina ta valanda. Bet tada ateinam pilni įsiblaškimo ir tie mūsų rūpesčiai mus vejasi ir kartu su mumis. Mes formaliai atliekam maldos gestą, žegnojamės, galim ir intenciją maldos, įžanginę maldą sukalbėti, bet jau mes ten dar nei toj maldoj savo širdį dedam ir dėmesį, nei bendravime su Viešpačiu. Užtat net kunigas Semenenko sukūręs savą askezės sistemą, rezurekcionistų vienuolijos, galim sakyti, steigėjas, sako, kad jeigu tu maldos pradžioj, ypač mąstymo maldos pradžioj, negali to Dievo akivaizdon, neik toliau į maldą, bet tu stenkis save paruošti Dievo akivaizdos pergyvenimui, kol pagaliau pajusi, kad Dievas yra čia. Sako, tam gali paskirti net pusę mąstymo.
Nes ką tu pergyvensi per mąstymą, jeigu tu nesuvokiai ir protu, ir širdimi, ir savo valia, kad jis yra čia ir tave myli. Ką tu jam pasakysi? Viskas bus sausos formulės, garbinsi Dievą lūpomis, o tavo širdis bus visai kitur. Darbe, rūpestie, kuris tave nuo ryto užgožė. Štai kaip siūlo švento gyvenimo žmonės, neskubėk į maldą, nestojęs Dievo akivaizdo. O kad galėtumei greit tą Dievo akivaizdą savyje atkurti, pažadinti, tau reikia ir prieš maldą kitais dienos laikais dažnai atsiminti. Iki to, kol taps tavo įprotis. Tiesiog, kai tik laisvas, kai tik truputėlį laisvas tavo mintis, tuoj pat prie Dievo. Kaip tas akmuo, kai tik iš rankų paleistas, krinta į žemę. Ta būsena kainuoja, bet šitas vargas, kuris kainuoja, yra toks palaimingas ir toks vaisingas, kad apsimoka dėl jo labai, labai daug paskirti dėmesio ir laiko. Kad mūsų šventos komunijos, šventos mišios, mąstymai, vizitacijos duotų gausesnių vaisių, reikia susikaupimo, išorinio ir vidinio. Reikia iš viso susikaupimo atmosferą sukurti kaip tolimesnį pasiruošimą sakramentų ir maldos pergyvenimą. O kai to nėra, atliekam. Atsiskaitimo knygutėje atsižymim pliusą, atlikau, bet kokybės atžvilgiu tai yra nevykusios maldos. Ypač lūpų maldos. Jeigu per dieną Dievo akivaizda nepraktikuota, tai ten, kuriuo metu be įsijungtume į maldą, vis su defektais ir dideliais. Visai kitam pasauly būnam lūpos, viena tarė, šitis visai kitur. Nėra tai lengva lūpų maldą, taip maldas kalbėti, kad aš ir Dievą čia pat turėčiau, bet jei per dieną šį nuolat turiu, tai ką, maldos metu pasakysiu, Dieve, tu pasiselsi, kad aš su tavim dabar kalbėsiu. Taip nebus. Aš dar mieliau prie jo prieisiu. Pagaliau Viešpatie, aš padėjau savo įrankius į dešinę ir į kairę, aš dabar su tavim dar arčiau. Aš tada verčiausi prie tavęs, aš tau mojau ranką, kaip sakant, aš tau siunčiau pasveikinimus įvairią formą. Aš jutau, kaip tu arti, bet ne taip arti, kai dabar maldoji. Tokie žmonės iš karto užsiliepsnoja. Aš mačiau vikarą ir buvau pritrenktas, matydamas, kaip jis per minutę gali prie tabernakulio net užsiliepsnuoti iki ašarų. Bet kai jis per dieną buvo arti Dievo, kai jis matė šaudomus belaisvius, jaunas vyriškis, kai jis matė sunkiausių pergyvenimų, ir tada visą laiką ta Dievo artuma jam buvo brangi, reikalinga. Ir kai tapo kunigu, tai ta artuma visiškai jam prieinama. Jis prie tabernakulio per minutę liepsnoja. O kitas kaitina savo akumuliatorių, kad nieka taip iki galo neatšyla, nes visokios mintis, viskas, nes jis iki tabernakulio, kol priejo, jisai valandas buvo kitur. Ir Dievas kažkur kitur buvo, dingęs iš jo horizonto. Nu, ko tada norėt, kai jis niekaip neįpumpuoja savo dvasiui to kontakto su Viešpačiu. Taip. Užtat, amžinatilsį tėvo Masilionio patarimas ypatingą dėmesį kreipti į Dievo akivaizdos praktiką buvo švenčiausias patarimas iš visų jo patarimų. Ir jo, kaip sakant, lakmuso popierėlis buvo labai tai tikslu, sakė, man nereikia daug klausinėti, kaip eina tau dvasinis gyvenimas, man reikia paklausti tik vieno, kaip sekasi Dievo akivaizdos praktikavimas. Ir nuo to atsakymo, jeigu jis yra nuoširdus, man viskas aišku, ar žmogus eina į priekį, ar ne. Ir jam pačiam buvo aišku.
kodėl jam nesunku buvo prie tabernakulio būti, nenuobodžiavo, kodėl jis galėdavo karmelitų bažnyčioj po 2 valandas klūpėti ir laukti, kol aš klausykloje pabaigsiu išpažinčių ir norės su manim pasikalbėti, o po to jis eis pas seseles į Šventą Agapę pirmais ketvirtadieniais. Ta Dievo artuma, kurią jis pergyveno ir prie darbo, ir kelionėje visur, kaip jėzuitas išmokytas nuolatinės maldos meno, visur ieškoti, visur rasti Dievą ir praktikuoti kontempliaciją veikime. Kai jis nuolat buvo su viešpačiu, tai maldoj buvo tik agapė, tik puota, tik tai susitikimas su tuo, kuriam ne kartą siuntė pasveikinimus, kurį jautė iš toliau arčiau, bet visą laiką jautė. Tada kągi malda jau būna tada kažkas panašaus į dangaus gyventojų. Nesakau, kad ten būdavo tik paguodos iki tokio laipsnio, kad šaukti reikdavo viešpatie, tik taip pasaugok mane nuo tų pagodų antplūdžio, nes širdis neišlaikys. Nebūtinai. Ateidavo su skausmu, su nepasisekimu, su apspjaudyta, apšmeižta, sužeista širdim. Ateidavo, bet ateidavo labai ramus. Neklausdavo, už ką viešpatie man šitaip. Žinodavo, viskas Dievą mylintiems išeina į gerą. Ir štai, jeigu šiandien jis labai dėkoja Dievui už viską, ką davė, tai už tą jaunatvėje ir vienuolynėje naujokynę pažadintą uolumą praktikuoti kiek galima dažnesnį Dievo akivaizdos prisiminimą, kai jis vėliau virstų nuolatiniu vaikščiojimu Dievo akivaizdos. Jisai sakė, kad jeigu koks bažnyčioje sąjūdis maldingas yra ir sėkmingai vystosi, jo užnugarį yra maldos žmogus. Bet apie kokį maldos žmogų galima kalbėti, jeigu jisai per dieną 4 kartus meldžiasi, o likusias 16-15 valandų jokio kontakto su Dievu neturi. Ar tai maldos žmogus? Galima pavadinti maldos malūnėliu, galima pavadinti ištikimo regulų ir dienotvarkės reikalavimo vykdytojų, bet ne maldos žmogum. Maldos žmogus nuo 6-7 kartų susitikimų su Dievu, nors ir po 15 minučių ar pusvalandžio, netampa maldos žmogum. Tik maldos uždavinių vykdytojų. Kada aš vedžiau rekolekcijas kunigam, man tėvas Stanislovas sakė, būtinai kalbėk apie šaujamosius aktus kunigam, nes jie daug turi užsiėmimų, kalba tiesai brevijuoja viską, bet labai toli širdis nuo Dievo, nes nėra kontakto su juo per dieną. Jie atkalba brevijorių, jie atlaiko mišias, jie eina į klausyklą, jie susitinka su interesantais, bet jų širdis toli nuo Dievo tuo metu. Tai pranta dažnai kartoti nors vieną aktą, ar eina, ar dirba, ar kambarį eina, interesantą priima, kitaip jie nebus maldos žmonėm. Ir pasakė labai didelę tiesą. Daug rytų bažnyčių yra maldingų žmonių, tikrų maldos žmonių. O kaip jie įsiugdo? Dažniausiai kartuoja vieną vienintelę aktą, bet 100 kartų per dieną. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Tai vadinamoji Jėzaus malda. Kartuoja. Ir jie labai daug gauna, nes yra viena iš Dievo akivaizdos praktikavimo būdų. Atvyko vienas jaunas kandidatas iš Latvijos. Sako, man su Dievo akivaizda didelių problemų nėra. Aš išmokau nuo savo atsivertimo dienos, galim sakyti, pradėjau tą man pasiūlytą
Jėzaus maldą. Ir aš kartuoju, bet kiek kartų per dieną aš atsibundu bekartuodams. Jėzau, kitas iki Dievo sūnau, kitas iki pasigailėk, kitas iki manęs nusidėjėlio. Jis sako, aš nuolat atsimenu Jėzų kaip Dievą. Atsimenu, kad jis yra Dievo sūnus. Atsimenu, kad aš nusidėjėlis, kad jis gali vienintelis manęs pasigailėti ir man padėti. Sako, niekaip nepamirštų savo tikros būsenos ir Jėzaus tikros esmės. Jis yra Dievo sūnus. Kai kas kartoja aktą Jėzau Marija, myliu jūs, gelbėkit sielas. Jeigu tai kartos 100 kartų per dieną, neskaičiuodamas, kaip kokį kvėpavimą, o malda yra sielos kvėpavimas, nejaugi jis neužklius vieną kartą už Jėzaus vardo brangiausio. Pagalvos, kaip laimė, ką galiu tarti ne keiksmažodį Jėzaus vardą su pagarba. Kai jis tars Marijos vardą, vieną kartą, gal 30-ąjį atsimins Mariją. O, koks saldus vardas, 1000 išganimą išmeldęs. Sakys, gal 40 kartą atsimins, myliu jūs, Jėzau Marija, myliu jūs. Myliu, ką tai reiškia myliu. Ir kitas įkvėl įsiklausys, gelbėkit sielą.